Nu va, Siurski, laukiam ir žiūrėk, sulaukiam va tos dienos, kai galėsim, įteisinti savo partnerystę. Ką? Seime siūlomas partnerystės įstatymas, neminint lyties. Kaip? Viena Seimo narė siūlo leisti gyventi kartu vienos lyties asmenims, įteisinant ūkinius santykius. Kaip? Ta prasme be bubų? O kaip? Įstatymas kalba ne taip vulgariai kaip tamsta, bet esmė išlieka ta pati, ką jūs į tai? Kaip? Tai čia nieko tokio, aš seniai taip gyvenu. Su kuom? Su visais. Senelis kartu gyveno, tėtė kartu gyveno, mes su broliu kartu gyvenom, viską kartu nusipirkdavom, viską kartu suvartodavom. Ūkiniai santykiai? Jūs nesuprantat, apie ką čia kalba. Eina. Čia siūloma įteisinti partnerystę tarp svetimų vyrų. Tai ką čia įteisinti? Aš taip 3 metus gyvenau. Kas čia teisinti? Su kuo? Technikume, kai mokinausi. Technikumo bendrabutį. Su 3 svetimais vyriškiais, jauni buvo. Pradžioje, aišku, pykomės, mušėmės, po to pradėjom susimest, pirkti kartu, suvartoti kartu viską. Ūkiniai santykiai. Ar jūs durnas, ar jūs apsimetat? Čia kalbama apie 2 svetimus vyrus, kurie įteisintai gyventų šeimoj. Kieno šeimoj? Savo. Tai pas 2 vyrus yra skirtingos savo šeimos. O durnas, ne? Ne. Čia 2 vyrai kaip šeima. Kartu? Ja. 2. O ką jie ten daro? Žinokit, esat visiškai durnas. Tiesą pasakė, su jumis nėra išvis apie ką šnekėtis. Gerai, aš matau, jūs supykot, reiškia, čia tikrai yra kažkoks labai svarbus klausimas. Tiesiog, palaukit, būkit geras, parodykit man nagliadnai, ką ten tie 2 vyrai savo šeimoj daro. Parodykit.